Sveikučiai. Labas. Antradienis. Vakar buvo tiek persidirbta, kad buvo žiauriai prastai miegota. O Vilė miegojo kaip kelbas. Važiuojam skinti Liepžiedžių. liepų žiedų. Ir jeigu jų bus ten tikrai daug, aš pabandysiu padaryti kelis litrus vynelio iš liepžiedžių. Čia taip prašmatniai skamba. Ironiškai. Bet čia taip paplatu, ne visur gausi. Aš iš vis pirmą kartą išgirdau šiandien. Jinai pasakė, kad mano sesė pasakė, kad yra liepžiedžių vynelis. Pakuglinu ir iš tikrųjų yra toks. Nu. Ir. Čia tai geras daiktas, ne? Bet kiek prisikrovė terbų. 3 ratų vokiški numeriai. Bet liukas yra Sustoja cigariuką užsikurti. Spėsi. Nelabai. Bevažiuodami nupirkom Melisai, galbūt nupirkom, bent susitarėm, kad nupirksim Mersą. Tai... Mašina, taip. Atilpsim bagažinę. Drąsiai, jeigu ką parlėksi pati, pririšim šniūrą, jos Mersas bus tas, kur su pedaliuku spaudi ir pats važiuoja. Tik tais nusėtus bateriją, bet už 35 eurus. Ir gražiai atrodo visai. Sportinis. Melisa labai norėjo sportinę. Na. Taip? Vau, jūs pažiūrėkit, kiek liepų žiedų. Kosmosas. Jau labai daug žiedų nebėra, išskyrus viršūnę. Turim jau po porą maišų. Ir dar vieną tavo sesiai. Ja. Dabar labai sąžiningai jų nepešiojam. Atsisėsim prie teliko vakare, prie YouTube'o ir galėsim nupešioti juos iki žiedukų. Ką tik sužinojau, kad Vilė liepžiedžius vadina liepžydžiais. Liepa žydi. Ne liepų žiedai, o liepos žydi. Melisa! Prisiskyrėm 3 milžiniškus maišus žiedų. Važiuojam, užsuksim iki sklypo. Kažkoks Meldinių kaimas. Kosmosas. Koks vėjo malūnas buvęs. Visas plevelėm apkalts ir kažkokia reklamuojama sodyba. Pirmą kartą važiuojam kažkokiais nežinomais kaimais. Smagu patirinėti naujus kelius. Įvažiavom į kažkokį Rozalimo kaimą. Žiūrėk, užkandinė. Norėtum pavalgyti? Grinai užkandinė taip atrodo kaip į namus. Įeitum. Biški primena Gruždžius. Žiūrėk, įvažiuoji tiesiai pagrindinę gatvę, ne? Bažnyčia. Ir tiesiai bažnyčia. Ai, bet žiūrėk, čia yra parduotuvė šitam Rozalime. Vilė sako, mes to keliu buvom važiavę. Ne, nebuvom važiavę. A buvom? Ne. Tikrai tokia bažnyčia, taip. Va, žinai, supirdo, kur norėčiau nulėkti. Kur? Į Rozalimą. O, kodėl? Klovainiai, Radviliškis, Pakruojas. Nes yra daug parduotuvė, jau antrą žiūrėk. Nu, kažkokie Kanrugė. Žiūrėk, gėlės. Blema, čia kaip prekybinis miestelis. Ir taip jau kokį 20 km žvyrkeliais važiuojam. Sakėm, nukirsim kampą, bet bent jau geros kokybės žvyrkelis. Labai geros kokybės. Kaimas of Bačiūnai. Bačiūnų kaimas. Ką tik prasidėjo ir ką tik baigėsi. Dabar esame kažkokiame Šukionių kaimelyje. Ir visai geras kelias. Ir jau netoli kažkur randamės savo vietos. Tik tokių kaimų ką tik sužinojom, pamatėm, kur niekada nebuvom. O kas čia? Kaimo bendruomenės namai, atrodo kaip parduotuvė. Visiška parduotuvė. Ir vėl žvyrkelis. Kelionės tikslas yra dešinėje, tai mes atvykome į tikslą. Nu
Einam, pažiūrėsim. Na, aš tai nebrisiu su tokiam plikom kojom. Nenori? Aš tai nebrisiu su plikom kojytėm. Tai atvariau į mūsų miškelį ir matos kažkas takelį prasitrypęs. Vis dėl to užsuka kažkas į pavėsinę. Bet gali būti, kad tik gyvuliai užsuka. Nu, nes naujų šiukšlių neatsiradė. O retkarčiais reikčia užsukti, pažiūrėti, kaip čia laikosi. Nes kad nedingtų mūsų miškelis. Ir pasiūlyti vis naujai nufotkinti, parduoti. Gal reiks dabar kainą biškį pamažinti. Ir dar su tikslu mes čia užsukom. Tai kad bent jau aš surasti mažą, nu ne tokį mažą, gal metro su virš. Liepos sodinuką, sakau, gal netyčia užmatysiu, nes norim savo sklype turėti liepo, bet visokių medžių yra, išskyrus keista, kad sodyboje nėra liepos. Jūs įsivaizduojat, koks malonumas yra eiti per dilgelę su šortais ir dar per šituos limpančius daiktus. Mano kojas bus tokios raudonos dabar. Ai. Tikra? Ai. Kaip malonu. Daugiau šiukšlių neprivilko. Nu bent jau tiek. Liepos sodinuką neradau. Na tai važiuojam, Melisai, Mersą paimsim. O liepos medį radai? Ne, nei sodinuką, nei medžią, nei liepšėdžių. Įsimetėm Melisos Mersą į bagažinę. Pasirodo visai nedidukas. Ir 100 metrų nuo gimdymo namų. Tai, sakau, Vilė, pravešiu tave. Ir pasiėmė mašiniuką, ką žinau, važiuojam namo. Važiuojam. Ir labai šalia namų buvo šitas mašiniukas. Tai gerai kitą kartą pasiskambinti. Na, ir šiaip skelbime buvo atnaujins paskutinį kartą nuo birželio vidurę, ne? Nu, įdės kažkaip jo. Tai ir nieks nepirka jo už 3-5 eurus. Nu, biški kainą mačiau 12% sumažyta. Ai, tai 40 norėjo. Nu, turbūt. Bet vis tiek. Na, kaip už 100 eurų mašiniuks. Aišku, visus gazdint, kad baterija išsikrovus numirus. Einam, Mersą parodysim. Tada! Tilpo Mersas. Na, toks lengvutis, su vieną ranką gali iškelti. Tada! Nu, ar gražus tavo Mersas? Baltas, koks čia SLS, bet realiai tikai atrodo, nu iš vis, gražuolis. O, 6.3 motors. Reikia instrukcijas. Ai, reikia instrukcijas? Sakė, yra baterija, bet numirus nepasikrauna, tai myčinsim kažką. Žiūrėkit, nukirpau nuo baterijos kontaktus ir kitą galą pliką padariau. Pliusas, minusas. Ir nežinau, kas čia bus. Aš nežinau. Arba gausis, arba negausis. Ir įstatom batareiką. Ir yra originalūs kontaktai. Nu, pajungiau. Tikiuosi, niekas nesudegs, tai... Garsas yra. Na gerai, bandom. Tai baterija šiaip vietos neturi, bet čia tip top, taip tinka. Čia va yra tas plasmasiukas, čia tas plasmasiukas. Ir taip įsistato kaip originaliai. Ir, aišku, čia neužtrumpinti kontaktų. Bandom. Yra net pakrovėja, davė instrukciją, varžtus visus, nieko neišmėtė. Ir aš įtariu, kad šitą mašinytę tik ant asfalto važiuos, nes čia yra varomas, jaučiu tik vienas ratas. Tikrai taip. Na, bet va, vairas geras, tas vairavimo mechanizmas. Tai nes Melisa atsisėdo ir eina tik ant prakasų. Na,
spausk gazą. Važiuosime ant asfaltą važinėti. Na? Nebeina? Tai gal neužkūrėjai? Nu. O. Išties vairą. Va. Visai normaliai. Na, pabandyk atbulinį jungti. Ar veikia atbulinis? Čia. Va. Nu, bandyk, spaus gazą. Veikia, geras. Čia tai geras. Turam 5 eurai. Ir atbulinis ir priekinis veikia. Nu, fainai. Ir dar eina bekelė. Ar patinka? 5 minutės dar nenumirė, neišsikrovė. Nu, reikia tikėtis, kad tarnaus. Šiaip su to BMW, kur važinėjo prieš tai Melisa, tai ten yra 20 voltų baterijos nuo Parkside'o, o čia yra 18 voltų. Ir jo, čia yra pasikrauti. Gali čia pakrovimą padaryti, bet makytos baterijas nepakrausi. Bet prigalvoti. Ką užsidaryk? Ar jūs matėt? Triušę palika. Tik tais, vat, tas BMW ten su 2 varomais yra, o čia Mersas tai tik 1 varoms. Pasirodo, šitos mašinytės nėra tokios durnos ir yra šiluminė relė. Važiuoji, užkaista ir niekas nebevyksta. Palauki kelias minutės arba kelias akimirkas kartais. Išjungi, kažkas klakt padaro ir relikė kažkokia. Ir tada gazą duoda ir vėl važiuoja, bet čia po žemės, kaip po kalnus pavažinėjo, tai smirdėt biškį varikliukas pradėjo. Labai daug apkrovos. O kadangi jisai tik vienas, tai nežinau, kiek ilgai tarnaus, jeigu juodžiami važinės. Bet keliuku tai puikiai eina. Melisa kablį pagavo. Sako, kur mašinytė, tai kiek čia voltų buvo? 6 voltai ir 4,5 AH. Aš įdėjau 18, tai čia turėtų, lėtai jinai važiuoja, tada turėtų. Čia su tais 6 voltais. Nu. Kosmosas. 6 voltai rimtai. Išvarė, netur kantrybės. Kol tėtė čia. Ei, sudegs tas varikliuks, įdėsiu tada išsuktuko motoriuką. Ir bus neužmušams tada jisai. Nes dabar jau girdžiu Melisa buksuojant vietos. 20 eurų akumuliatorius toks pat. Čia matos belė kaip buksavo, jį numirė, ne? Nebeveikia. Viskas. Ką? A veikia? Kažką. Ką? Per žvirkelį tu belė kaip gerai važiuoji. Nu, pažiūrim. Eina, šikt vis dar pilna. Nors jau čia belė kiek išvažinėjo. Tai kaip pagalvoja. Jeigu čia yra tik tais 4 amperai 6 voltai, o čia yra 6 amperai 18 voltų, tai čia kosmiškai per daug. Labai nefaina, kad tas vienas motoriuks čia, jisai belė kaip kaist. Būtų 2 varomi, tai kaip anam BMW, tai pofik per žolynus. Bet, kaip ir sakiau, galima paturbinti. Ne kad tvarkyčiau savo mašiną, tvarkau dabar dukros mašiną. Tai pažiūrėsim, kokie čia dantračiai ir kaip čia viskas pasijungia. Dar tas varikliukas veikia, viskas tvarkoja, bet užknisa tai, kad užkaista ir išmeta relikę. Ir turi laukti, kol atvės. O aš to nenoriu. Nusijama kalpokai. Va kaip ratas nusijama. Opa. Dantračiai. Norit pamatyti, kas viduj? Atsukau, biškį tepalo patepiau.
nes buvo sukritęs į vieną vietą, kad geresnis tepimas būtų. Ir lengvai čia tas varikliukas pasikeičia. Bet jau toks mažytis, toks mažuliuks. Vat. Tai galim pasigarsinti muzikytę. Jo. Tai šiaip negarsiai. Visas garsas čia. Gali MP3 pasijungti. Laidžiuks yra. Čia light on off. Bet... Ai, žinia, per degė. Galvojau, per degė ledai bus nuo 18 voltų, bet... Nieko. Veikia. Bet smagiai, kad yra neutralus, atbulinis ir prieki. Net neutralus yra. Kaip tu perjungi dainas, Melisa? Kur tu radai čia? Čia. Ai, ant vairo? Rimtai? Geras, o čia kas? Čia irgi dainas. A, čia irgi dainas. O ką čia daro? Nieko. O čia? Rimtai pypsis? Geras. Geras. Bet jau pilnu pajėgumų žolynas atsigauna, aišku, ir piktžolės kartu. Bet žolė vis tiek greičiau kalasi. O jūs matot, vakar vos plaukeliai matęs, o šiandien visi plaukai jau. Atsiminiau, kodėl aš nemėgdavau šitų įsmeigiamų purkštuvų laikinų, kur žemė tiesiog įsmeigia ir jisai sukas. Šituos nereikia išjungti purškimo, pačiupai iš langos, nusitempia į kitą vietą. O anos būtinai turi prieiti, kažkur įsmeigti juos, o čia su tais plačiais padais nerealus. Realiai nusipirkau savo daiktą, kur turiu leisti savo laiką. Vilė išvarė į depiliaciją ir paliko mus dviese. Kai prasideda Melisos norai. Popkornų užsimatė. Bet geriausias gyvenime dalykas popkornam yra ne mikrobangė, o šitas daiktas. Popkornai su šiek tiek šokoladinio skysčio. Ar skanu? Aha. Kodėl šitas daiktas popkornams yra žiauriai geras, nes nusipirkai papigiai popkorno granulių, kukurūzų spragėsiams, kukurūzai spragėsiams, taip parašyta. Ir labai pigiai, šviežus, skanus, nesudegę, tobulai išsprogę. O mikrobangiai ten kelias sekundės užmiršti nepataikai, kur tie pakeliai yra, žiūri arba sudegę, arba pusė neišsprogusių. Pamenat, kai sakiau, kad 44 eurai už gegužės mėnesį elektros sąnaudos, tai ten buvo už 3 mėnesius. Už kovą, balandį, vasarį. Už kovą, balandį ir gegužį. Kem 4. Atėjo dabar už birželį visą. Tai 26 eurai. Už visą mėnesį. Ir neveikia visiškai šilumos siurblys. Ir mes 30 eurų vien boilerio šildymų išleisdavom ant elektros. Tai, o čia dabar 26 eurus tik už viską. Už šaldytuvą, už indaplovę, už orkaitės, už... Ar mašinytę? Nu ir už mašinytės pakrovimo bus kitą mėnesį. Na ir atėjau tų gaidžių pabaidyti. Nors ir ta žolė, sudygo, bet tie gaidžiai vis tiek pešioja tos plaukiukus, pešioja tas sėklas, tas man nepatinka. Negalinai vis tiek. Po nežinau kiek valandų darbo pradėjo cypti purkštukai. Tai jau čia reiktų patepti juos kažkaip. Pasilaistau lauką ir kad rytoj būtų ramu, kad turėtumėm išeiginį. Iš vakaro visas toks šlapės ir pailsėti reikia rytoj. Galbūt išlėkt su pirda. Kaip skiriasi šitas laukas juodas, o šitas šiek tiek jau toks daros salotinis. Ir atrodo, ką reiškia 3 dienų skirtumas, kur laiku pasėjom žolę, kur lietus lyjo, daug lietaus lyjo ir kur pasėjom iš vis nelyjo. Ačiū, kad žiūrėjot ir paspaudžiam šitą ir lekiam į kitą vlogą.
Vakaras ir mes šiek tiek Liepžiedžius Šiek tiek. traukiam. Nu, čia Jeigu darysim. būtų tik arbatai, tai čia būtų daug. Bet kadangi čia Oi, bus ir vynai, 5 metam būtų arbatai. ne, vis tik išgertumėm per žiemą. Nu jo, manau, kad per žiemą išgertumėm, bet vyną išgersim dar greičiau. Ar laukiat, Vietoj kas arbatos gausis? bus vynelis. Kas gausis iš šito kalno? Parašykit.